Labas visiems, šiandien aš ir vėl su jumis ir aš parodysiu savo žagarų žirgelį. Va. Labai matote? Va. Labai virtuosi. Va, aš jam buvo tokį maistuką. Vieną saują per dieną. 2 saulės per 2 dienas, 3 saulės per 3 dienas. Pasimėgsta šitą. Ir jis mėgsta, jam reikia duoti obuoliuko ir morkos, kokia nežinau, jam nereikia duoti. Ar gurko tai geriau negu obuolius. Ir jis labai mėgsta žaisti. Ir aš jau pakeičiusi kituką. 2 saulės dieną. Vien dienos. Nežinau, kad visi galėtų valgyti. Ir dar jisai turi savo bendrinuką. Jisai turi savo bendrinuką. Matot, tokias virvelės aš jau pakeičiu. Ir labai smagas virvas, iš tikrųjų yra nemaža. Norėčiau rinkti. Bet tada jie gali jau susipiešti, ir to aš nebuvau labai. Sakė, kad jo žirgelis visus puikus, savo išvirščius. Jo vyrai, kaip jums virščius, tai labai sakė, kad išvirščius, bet tiesiog neužteko pagerti tai moteriai. Tai žirgelį. Man mergaitė. Ir tik dėl to buvo prie vyras. Sakė, kad labai nori gerti ir ten suvalgė savo visus vaikus iki kauno. Labai filmas gali būti. Siaubo filmas, tikras siaubo filmas. Tada, prie ko aš grįšiu, tai yra prie žirgelio. Visi uosto visus. Ir pirkite tokie žirgeliai žirgeliukus, nes jie labai mieli. Sirijos žirgeliai, jie gali būti didesni. Na, aš pasimatuosiu šitą. Va, ir toks žirgelis. Tai nepakenks. Ksiekliaus. Bet toks yra sirijos. Man tai nepatinka sirijos žirgeliai, ne už ką. Dėl to aš nenoriu sirijos. Žirgelio žirgelių ir jam nereikia jokių pirkti nuo burnos kvapui naikinti. Jis paprasčiausiai gali būti ir kitas. Visos mergaitės, žinau, buvo tur. Visos mergaitės. Man buvo tokia moteriškė, kad visos mergaitės ir dar vienas vyras. Visos mergaitės. Labai jau nežinau. Bet kažkaip kitaip pasakė. Jis moko netgi likti šituoj ir likti. Pamat iškorėm viršaus. Užlipa čia. Jis gali pasti. Ant piršto geriau nedidė visą ranką. Taip, ir jis būna patenkintas. Praktiškai ką galiu pasakyti, labai smagu auginti tokius mažylius. Norėjau turėti dar vieną tokį žirgelį žirgelį, na, kaip berniukas. Nežinau, kaip jį pavadinti, bet tada mergaitė nukrito sakė, kad mažas mergelis turėtų būti dar vienas. Dėl to, kad sakė, kad susipirštų jie. Tegul dar sakė tėvai, kad pabūna dar vieną metą ir tada įkalas. Iš tikrųjų, nu nežinau, bet man patinka šitas žirgelis, nes dėl to, kad jisai, na, šitą iškeratą. Taip jisai naktį, žinokit, nebijokite. Jo, aš dabar nemiegau čia savo kambarį, nes į tokį man iš to visą ateina. Ir viską griauna, dėl to aš nelabai noriu. Čia negalima dėti į lovą, miegoti su juo, nes jį galima pabėgti, arba jį galite užspausti. Ir jis gali pabėgti ir neberasti jo galite. Ir taip pat mirti. Dviesi.
Visko gali būti, kad kuo blogiau, nes ant šitiems šiltų narelių toks būna garsas. Toks būna pats garsas, kai aš miegu. Tai aš įsivaizduoju. Man labai blogai miegoti, nes dėl to, kad... Nes dėl to, kad jisai sukasi ant šitą ratuką, paskui nustoja, paskui vėl užlipa, vėl sukasi. Tai labai jautrios akys dieną, nes dėl to. Jisai turi baimę ką. Šiek tiek, aš vieną kartą jisai mane išmiego trumpos. Šitas pažiūrėt. Aš galvoju, kaip man prižadinti. O tada padėjau ant kėdės, vis tiek nesibudu. Ir tada aš jį padėjau, čia, kad šitkas galėtų ir nusižiūrėti, tai sukasi daužėsi. Ir tada atsibudo pagaliau ir dar sukasi. Ir tau sukasi. Nežinau, iki tol, kol atėjo diena. Dar naktį. Vėl diena. Nežinau, net aš ir nuo jo pavargstu, bet iš tikrųjų nereikia jaudintis dėl to, kad pavargstate. Bet dėl to, kad turite tokį mažą žiurkiuką. Na, aš turiu jį, nes man patinka toksai šitiems. Ir jisai yra labai geras, bet jisai šiaip su negadina miego. Grįžau aš mėgstu. Jisai man tiesiog kaip lopšino. Prisimenu šitą lopšiną, kai dar mėgojau savo kambarį. Dabar aš mėgojau gusų sesę savo. Uždarysiu. Visą maistą. Kiekvieną dieną reikia jam keisti vandenuką. Aš palikau 3 dienas, ir to aš dabar pakeičiu vandenuką. Ir jeigu jums patiko šitą video, spauskit like. Jeigu jums patiko, jeigu tiksliau jums nepatiko šitą video, spauskit like. Subscribinkit, rašykit komentarus. Ir iki, tikiuosi, kad jums patiko šitą video. Iki.